Kas yra Ramadanas? Šiame vaizdo įraše kalbėsime apie Ramadaną. Ramadanas svarbus milijonams žmonių visame pasaulyje ir yra įtrauktas į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Ramadanas yra 9. mėnulio kalendoriaus mėnuo. Tai yra pasninko, maldos, apmąstymų ir bendruomenės susitelkimo laikas. Jis užima ypatingą vietą viso pasaulio musulmonų širdyse. Kaip šventos kalėdos krikščionybėje, taip ir Ramadanas islamo religijoje yra dovanojimo, susitaikymo ir aukojimo metas. Tikslios Ramadano datos kiekvienais metais skiriasi, nes mėnulio kalendorius yra maždaug 11 dienų trumpesnis už Grigaliaus kalendorių. Pagal Grigaliaus kalendorių Ramadanas kasmet pasislenka maždaug 10-12 dienų. Ramadano metu musulmonai pasninkauja nuo aušros iki saulėlydžio, susilaikydami nuo maisto ir gėrimų. Be to, pasninkaudami, jie stengiasi atsiriboti nuo netinkamo elgesio, būti kantresni, tolerantiški ir pagarbus vieni kitiems. Pasninkas yra savęs apvalymo ir dvasinio tobulėjimo įrankis. Jis suteikia musulmonams galimybę atlikti savirefleksiją ir atgailauti. Tai laikas, kai galima prašyti atleidimo, atleisti praeities nuoskaudas ir įsipareigoti gyventi teisingai. Pasninkas taip pat laikomas dvasinė kelionė, kurios metu reikia laikytis savidisciplinos, sustiprinti dėmesingumą ir užjausti tuos, kuriems pasisekė mažiau. Kiekviena Ramadano diena prasideda prieš aušrio valgiu, vadinamų suhur, o pasninkas sustabdomas saulėlydžio metu valgant iftar. Suhur – tai pasiruošimo ateinančiai dienai metas, o iftar – džiugi proga šeimoms ir bendruomenėms susirinkti kartu vakarieniai. Iftar paprastai pradedamas valgant datules ir geriant vandenį, po to valgomi patiekalai. Musulmonai stengiasi dalytis iftar stalu su artimaisiais arba išnaudoja tai kaip galimybę sutikti naujų žmonių. Pasninko ir iftar laikas skatina šeimų ir bendruomenių vienybę. Ramadanas taip pat laikomas dosnumo ir dovanojimo mėnesiu. Per pasninką tiesiogiai patirdami alkį ir troškulį, žmonės gali geriau suprasti skurstančiuosius. Tai paskatina juos būti geranoriškais ir aukoti. Ramadano metu musulmonai raginami imtis gerų darbų, mokėti zakat, privalomą išmaldą ir sadakah, savanorišką auką. Tai atspindi islamiškąjį rūpinimosi vargingaisiais ir bendruomeniškumo jausmo puoselėjimo principą. Musulmonai tiki, kad šventoji islamo knyga Koranas buvo apreikšta pranašui Muhamedui būtent šį mėnesį. Todėl musulmonai stengiasi per Ramadaną perskaityti visą Koraną, jį recituoti. Malda yra pagrindinis Ramadano elementas. Vakarais musulmonai atlieka papildomas maldas, vadinamas taravih. Tai laikas dvasiniams apmąstymams, savęs tobulinimui ir atleidimo paieškoms. Apibendrinant galima teigti, kad Ramadanas yra savidisciplinos, dvasinių apmąstymų ir gailestingumo metas. Tai galimybė musulmonams sustiprinti ryšį su Dievu, puoselėti vienybę savo bendruomenėse ir ištiesti pagalbos ranką tiems, kuriems jos reikia. Po Ramadano mėnesio musulmonai švenčia Eid al-Fitr, kuris dar vadinamas pasninko užbaigimo švente. Taip pažymima Ramadano pabaiga. Islamo tikėjime Eid al-Fitr turi didelę reikšmę ir yra sutinkamas meldžiantis, švenčiant ir bendraujant. Ačiū, kad prisijungėte prie mūsų šioje kelionėje. Ramadan Karem.